Labą dieną. Šį ankstyvą pavasarį. Dabar baimės faktoriaus finalas. Sveiki žiūrovai. Labą dieną, mes ir vėl susitikome. Šiandien baimės faktoriaus finalas. Einame pažiūrėti, kaip jaučiasi finalistai. Lukai, kaip jautiesi ir kaip manai, kuo esi pranašesnis už kitą? Blogai, lyja. Pranašesnis už ją, nes jie merga. Tiek. Labas, Sandra. Tai kaip jautiesi ir kaip manai, kuo esi pranašesnis už kitą? Puikiai jaučiuosi ir esu už jį stipresnė. Špavaryse. Pirma užduotis. Dalyviai turės per minutę kuo daugiau prinešti šiukšlių štai iš tų konteinerių. Laimės tas, kuris į maišą daugiau prikraus šiukšlių. Čia mūsų laikrodininkas. Jau bėgsim dabar? Pasiruoškit. Varom! Viskas. Laikas. Šioje užduotyje šiukšlių prinešė abu dalyviai po lygiai, taigi keliaukime į antrą užduotį. Štai čia antroji užduotis. Kaip manote, ką reikės daryti? Manau, reikės sukramtyti ir nuryti juos, arba ne? Perdėti iš čia į čia? Ne vienas negerai manote. Jums reikės paimti saują žemių, įsidėti burną, pakramtyti šiek tiek ir dėti į šitą indą. Kuris per minutę daugiau prikramtys žemę ir pridės į šitą indą, tas laimės šią užduotį. Gerą apetitą. Pradedam. Laikas. Santos cepelinu. Nebegalima. Kaip jaučiatės? Blogai. Abu dalyviai šią užduotį atliko po lygiai. Panašiai kaip ir Ana, Sandra tik tai truputį geriau kramtė, o Lukas netaip sukramtė, bet žemę daugiau pridėjo. Keliaujame į trečią lemiamą baimės faktoriaus užduotį. Ką sako karvutė? Au. Griūt, sako. Štai ir atvykome į trečią užduotį. Ignė, pasakyk, ką turės daryti dalyviai. Dalyviai turės įbrysti į šitą prūdą ir kuris daugiau pririnks dumblo. Turėsite įbrysti iki šitos vietos. Per kiek laiko atperėjai? Jeigu įbrysite mažiau kaip iki kelių, nesiskaitys tas dumblas. Turite 1,5 minutės prikrauti kuo daugiau dumblo į kibirus su rankom. Kibirus paliekam. Nebedaug. Nu, davai! 4, 3, 2, 1. Viskas! Pavarė.
Štai ir šaus apdovanojimų metas. Abu dalyviai buvo beveik lygus. Vienas pasirodė šiek tiek geriau, nors kitas pasirodė daug blogiau. O dabar pasveikinsime nugalėtoją. Viens, du, trys. Laimėjo Sandra! Sveikinam Sandrą! Čia naujausia Kupiškio žvaigždė. Kaip jautiesi? Papasakok, kaip jautiesi. Ne, iš tikrųjų, daug labai traumų esu patyrusi. Gerai, kop dabar į savo aukštumas. Dabar įteiksime prizus. Čia antros. Antros vietos nugalėtojai atitenka puikus kompiuteris. Prašau. Man tik neišmes kompiuterį. O pirmos vietos nugalėtojai atitenka tuninguotas dviratis. Nulyp gal. Dabar šokam ant dviračio su monitoriu. Baimės faktorius jėga, nugalėsim visada. Išdėjimą, bilatų. Tu tai varinę negali. Ate. Ate. Ką tik matėte, kaip naujausia Kupiškio žvaigždė Sandra tiesiog pergalingai drąsiai nugalėjo visas kliūtis ir laimėjo baimės faktorių. Na, o dabar laidos pabaiga. Viso gero. Einam skalbt kiaulių. Pakramtygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, pakramtygumos, ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.